Su dirbtiniu intelektu pirmus pinigus galima uždirbti naudojant tik kelis įrankius. Kiekvienas turime kažkokių gabumų. Vieni gerai piešia, kiti raiškiai ir gražiai kalba, o ar žinote, kad iš to galima uždirbti pinigus? Ne iš tėvų paimti, o uždirbti patiems. Ir kaip tai padaryti? Šios dienos Tele2 gyvenimo pamokų mokytoja mums ir papasakos, o mūsų mokytoja yra Akvilė Mažuolė. Labas. Technologijų, dirbtinio intelekto ir rinkodaros edukatorė, jau subūrusi nemažą bendruomenę. Prašom, susipažinkite ir klausimas jai. Tai kaipgi uždirbti savo pirmus 100 eurų ir iš karto, ką negerai daro tie, kurie pamėginę nusivilia? Gerai, kad klausi, kaip uždirbti 100, o ne milijoną. Milijonas mane irgi domina. Su dirbtiniu intelektu pirmus pinigus galima uždirbti naudojant tik kelis įrankius, kuriuos atskleisiu pačioje pabaigoje ir pasidalinsiu taisyklėm, be kurių visą tai tiesiog neįmanoma bus padaryti. Įdomu. Tai pirmas būdas – uždirbti su dirbtiniu intelektu panaudojant savo gebėjimus, kaip ir sakei. Pirmi pinigai ir šiaip dažniausiai ateina ne iš interneto, o iš artimų žmonių ir pažįstamų. Tad čia siūlau įdarbinti tai, ką jau moki. Ir turi įsiklausyti, ko prašo tavęs dažniausiai suaugę žmonės. Tėtis prašo sumontuoti video, auklėtoja prašo padaryti skaidres. Tu jau galbūt tai darai, bet nemokamai. Planuoji tėčiui pasakyti pinigų daug už tai? Taip. O. Taip. Pirmą kartą gali padaryti nemokamai, antrą kartą reikės paprašyti pinigų. Lygiai tas pats yra ir su auklėtojom arba pažįstamais žmonėm, kol tu neįgausi patirties. O su dirbtinio intelekto įrankiais tai gali padaryti žymiai greičiau ir profesionaliau. Antras būdas yra sudėtingesnis ir jisai liečia visą pasaulį. Su dirbtinio intelekto gali surasti vieną mažą pasaulio skausmą ir sukurti mikrosprendimą, kuris atneš didelius pinigus. Arba pats gali pastebėti tą skausmą. Būtent. Labai geras pastebėjimas, nes dauguma bėga daryti sudėtingas programėles. Tiesa? Bet iš tiesų čia ir padaroma yra klaida. Lengviau sukurti kažkurį vieną mikrosprendimą. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra vienas žmogus, kuris neseniai sukūrė puslapį, kuris padaro iš jūsų prašymo tiesiog Excel formulę. Įsivaizduojat? Ir iš šito sprendimo uždirbo per pirmus 2 mėnesius 20 000. Čia tokia pirma pamoka, nebandyti spręsti visko, spręsti kažką konkretaus. Taip. Ir į tai koncentruotis. Į konkretų skausmą. Šiame etape mums reikia pagalvoti, ko žmonės nori ir kaip tai išspręsti. Galima galvoti, ką žmonės googlina. Galima tai panaudoti, paklausiant dirbtinį intelektą. Bet jeigu Arnoldai paimsit telefoną, įsijungsit ChatGPT ir pasakysit, pateik man 100 įvairių idėjų, kaip galima būtų kažkokį stiprų skausmą uždaryti šiuo paprastu dirbtinio intelekto sukurtų sprendimu. Bet ar nėra taip, kad labai daug kas tokį klausimą gali užduoti ir atsiras 1000 pasiūlymų tam pačiam sprendimui? Gali būti, bet čia kas pirmas, tas gudresnis. Reiškia, antra mikroidėja, nereikia mesti kažko galvojant, kad visi jau tai daro. Taip. Labai teisingai pasakyta. Dabar jau keliaujame prie tų 3 taisyklių, ko reikėtų išvengti arba atvirkščiai, ką reikėtų daryti, kad parduoti tuos sprendimus, kuriuos mes šiek tiek jau aptarėm. Taigi, pirma taisyklė. Tai nepradėti nuo idėjos, o pradėti nuo paklausos. Klaida, kurią dažniausiai žmonės daro, ir aš dariau, tai sėdėjau ir galvojau, ką sukurti tokio, ką galima būtų parduoti. Bet iš tiesų mūsų idėja yra šalia mūsų. Tiesa? Nes parduot gali tai, ko reikia. Taip. Jeigu norisi uždirbti čia ir dabar, kad tėvų daugiau nereikalauti pinigų, tai pagalvokim, ko iš tavęs prašė anksčiau suaugę. Supratau, sužinojus, kad kažkam reikia paslaugos, galima aktyviai kreiptis ir siūlyti tą paslaugą. Tikrai taip. Antra taisyklė yra labai svarbi. Nes čia nereikia siūlyti gebėjimų šioms įmonėms. Reikia siūlyti realų rezultatą. Pavyzdžiui, nereikėtų sakyti, kad sukursiu jums svetainę, o jūs padarote jau prototipą, su dirbtiniu intelektu jau netrukus aš parodysiu kaip. Jūs padarote ir atnešate tam žmogui prototipą ir sakote, kad jūsų verslo įvaizdžiui trūksta tik profesionalios svetainės su štai tokiu automatizuotų sprendimų.
Ir būtent šis sprendimas leis jūsų įmonę atrasti internete. O jeigu savininkas sakys, aš jau viską padariau labai gerai, man patinka, kaip aš padariau. O mes turime skambinti tiems, kurie neturi. Supratau, gerai, tvarkoj. Reikia siūlyti skausmo sprendimą, čia yra pirmas dalykas, tai yra negalvoti idėją, o siūlyti kažkokį tai sprendimą, kuris įsprendžia realią problemą, kurią matai. Antra, siūlyti patiem aptikus tuos, kuriem to reikia. Ir pateikti jiem ne pasiūlymą idėjos, o pasiūlymą rezultato, jau padaryti kažkokį tai projektą. Taip. Trečia taisyklė, paskutinė, tai pirmas darbas gali būti nemokamas, o visi kiti jau apmokestinti. Nes dažnu atveju metų metus mes darome įvairiausius darbus. Tėvams montuojam nemokamai, auklėtojai skaidres darome ir visiškai nemokamai. Ir labai dažnai užsakovai ateina ir sako, čia bus tavo portfolio. Taip, tai kadangi surinkau visą informaciją į dokumentą, kokius įrankius naudoti, kaip užklausas rašyti, tai galėsite atsiimti po šiuo video. Puiku. Ačiū labai, Akvilė. Tikiuosi, jums šita pamoka buvo naudinga, dėl to, kad ir man visai netgi norėtųsi uždirbti apie 100 eurų iš naujo, ne statybose, kaip kadaise tai dariau.